Sveiki visi, mano vardas Ilona. Šiandien praktikuosime įėjimą iš stovimos pozicijos į ratų poziciją ir tada kaip iš ratų pozicijos atsistoti. Taigi, kas svarbu šioje pozicijoje, kad kojos turėtų būti plačiau, kiek įmanoma plačiau, nes kuo kojos plačiau, maždaug kilimėlių šonuose. Kadangi kojos plačiau, tuo mes turime daugiau jėgos tiesiog nusileisti ir atsistoti ir lankstesnis šiek tiek stuburas gaunasi. Kojų pirštai į šalis, maždaug taip, kilimėlių galuose. Ir tada padedu delnus ant apatinės nugaros dalies ir lenkiu kelius. Lenkiu. Tada bandau nuleisti vieną ranką ir kitą. Ir taip mūsų ratų pozicija pavaikšto šiek tiek atgal. Dar ją šiek tiek tokią sumažinu. Dabar šiek tiek atsispirsim. Taip. Pajudu į priekį ir atgal ir tada ant rankų pirštų ir atsistoja. Tada nusileidžiu į lenkimosi poziciją, kojos gali būti šiek tiek arčiau viena kitų ir čia atpalaiduoju galvą, atpalaiduoju pečius, rankas, nugarą atpalaiduoju. Lėtai kvėpuoju.